Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Štai taip pasirodė galingai Katažinos fantastiškasis trejetas. Benas, kaip žmogus supermenas, pasiruošęs atlaikyti kritikos strėlės, jeigu bus tokių ar ne. Jeigu ką pasiruošęs ir išskrist. Ir išskrist. Na, mes pasižiūrėsim, kaip tai galėtų atrodyti. Kalbės Donatas Montvydas. Mėlyje, aš jūs sveikinu. Super trejetas. Aš sveikinu ir Katažiną. Dėl to, kad tikrai jūs esat šaunuoliai, publika tą jaučia, jie ploja ir jūs iš tikrųjų transliuoja tą džiaugsmą ir nežinau, tai jog jūs iš tiesų daro tai, ką jūs norite daryti. Aš kažkodėl tai norėčiau pasakyti, jog aš eičiau į kitą etapą, kadangi eitų du žmonės, ar ne, Rolandai? Bet aš pasakysiu vieną žmogų. Noriu pabrėžti žmogų, kuris rodo pavyzdį, jog kuomet tu tikrai žinai, ko tu nori ir kaip to nori, nepriklausomai nuo rezultatų, tu vėl grįžti, dirbi, mokaisi ir sieki savo užsibrėžtų tikslų. Benas. Taip, Donatas Montvydas čia pakalbėjo taip, kad grįžti, dirbti, vėl dirbti ir galiausiai tapti Donatu Montvydu. Merūnas. Aš tai, man tai pliusą galiu pasakyti, kad jūs trys sustatė, nes jūs visi trys esate nuostabus. Ir aš nežinau, kurio reikėtų iš jūsų atsisakyti. Tiesiog net nesizduoju. Katažina gal tiesiog susisapnavo, kad jūs reikia trys statyti, bet man tai tiesiog būtų turbūt didelis praradimas komanda, jeigu nors vienas iš jūsų dingtų. Aš irgi turbūt vieną tai pasakysiu, nes tiesiog esat labai visi kiekvienas savitas, ant kiek Diana yra ekspresyvi, ant kiek Aurelija yra jautri ir stilinga, ir ant kiek Benas Supermenas yra labai stiliuje ir labai gerame skonėje muzikiniam. Net nežinau. Bet aš turbūt, kadangi toks, kaip sakau, vyrų vis tiek trūksta dainininkų, aš galbūt taip už Beną likčiau labai vis tiek. Benas Supermenas šiandien turės demonstruoti, kaip skraido. Inga, matau, kad jūs norit. Neleisit Arūnui kalbėti šį kartą. Mano eilė tiesiog. Aš Benui jaučiu daug sentimentų nuo praėjusių metų. Aš jį sveikinu, kad išties, kad jisai grįžta. Jisai puikiai padainavo šį vakarą. Bet tiesiog manęs nenustebino, aš jau žinojau šitą jo žavesį. Bet tai viskas tvarkoja su tavimi, viskas gerai. Tiesiog aš noriu pabrėžti kitą momentą. Tos dainos, kurią dainavo Diana, šiaip aš labai nemėgstu polarizuotų stiklų. Aš kai ją išgirstu, čia Valinsko vaikystės daina. Kieno jinai norite, gal būna vaikystės ir mano taip pat. Bet taip kaip jinai ją šiandien padainavo, net man buvo įdomu. Jinai šitai dainai sugebėjo suteikti tiek išraiškos įvairios, nors atrodo daina tokia, atsiprašau, aš nieko neturiu prieš, viskas gerai, viskas puiku. Bet aš tave sveikinu, ne vienas, tą dainą dainavo čia ne pirmą kartą, ne vienas iš jos nesugebėjo padaryti to, ką sugebėjai padaryti tu. Aš imčiau judu, Beną ir Dianą. Oi! Ledo karalieniai patiko! Patiko. O Merūnai, kaip tu sakei, jie visi stiprus. Tai po to tik tai belieka pasakyti, Katažinos protų nesuprast. Katažina. Na, pirmiausia, po dvikovų noriu pasveikinti jūs, nes prisipažinsiu, šiek tiek mane dvikovose nuvylėt ir tie, kuriems adresuoju savo komentaro, jie tikrai žino ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs padarėt išvadas ir stengiatės ir augat su kiekvieną dieną. Pritarsiu nuomonėje, kad man bus labai sunku pasirinkti, nes ypatingai tarp dviejų žmonių. Aš galbūt pasistengsiu trumpai. Aš labai dėkoju Jums už šventę, už tai, kad turėjau garbę su kiekvienu iš Jūsų padirbėti ir svarbiausia, kad girdėjote mane ir tobulėjote. Tai yra labai svarbu Lietuvos balse ir apskritai scenoje, bet kokioje. Netrukus mes išgirsime pirmąjį Katažinos sprendimą.
Magic 7. Ačiū tau, Merūnai. Tu šiek tiek kažkaip tą įtampą Tu pažiūrėk praskaidrinai. į Beną, jis jau kraujo neteko nuo veido. Jis išbalęs. Žmogus išpylė visą prakaitą. Iš baimės. Sakau, tik moteris turi tą talentą tampyti nervus iki galo. Taip. Aš ypatingai tokį talentą. Taip. Taigi, toliau kovas tęsia žmogus, kuris padarė tikrą šventę šiame ringe, Diana. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Na ką, Benai ir Aurelija, atsistokim čia. Taip, centriukė, reikės man jūs vėl už rankų palaikyti. Aurelija yra tas žmogutis, kaip ir pasakė Merūnas, labai trapios sielas, labai atsargi, labai kukli, labai tyra, bet kartu su dideliu balsu. Benas yra užsispyręs, atėjęs kovoti, siekti rezultatų, augti. Jūs šį vakarą tikrai padarėt, manau, ne tik man, visiems mokytojams, bet ir žiūrovams tikrai mielą šventę. Bet toliau tas kova. Žmogus, kuris labai bijojo šito etapo, bet pasižadėjo man, kad dar labiau stengsis ir dirbs, tai yra Benas. Benas keliauja į Lietuvos balso finalinės kovas. Miela Aurelija, tu turi nuostabią šeimą. Kur ta šeima? Galit pasirodyti? Čia. Aš labai dėkoju Jums, kad tu atsiradai mano ir mūsų visų gyvenime. Sėkmės tau. Ačiū labai. Ačiū, Katažinai, ačiū Aurelijai iš tiesų, kad buvai ir girdėjai, ką sakė Katažina. Kitais metais ateini ne tiesiog dainuoti, ateini kautis. Mes lauksim tavęs. Aurelija. Ačiū labai.